Jau? Yes. Pas mus traukiniai yra skirtingi. Modernesni traukiniai tikrai turi kondicionierius, jie pakankamai tikrai efektyviai veikia ir jaučiasi, kai įeini į traukinį, kad yra maloniai vėsu. Su senesnio tipo traukiniais, kurie iš tikrųjų ir numatyti yra važiuoti trumpesniais atstumais, juose kai kuriuose tikrai kondicionierių nėra. To dalyko pakeisti fiziškai neįmanoma. Ką rekomenduojam, tikrai pasinaudoti mūsų vandens stotelėmis. Tikrai, jeigu matot, kad yra šiek tiek vagonė atvankiau, galima atidaryti langus, kad būtų lengvas brizelės, tas irgi yra malonu. Šiemet turėsim parko atnaujinimą, nusipirkėsim naujus riedinius ir technika, kuri yra be kondicionierių, dingsta iš mūsų eksploatacijos. Ir bus galima tik tai svajingai prisiminti, kaip važiuodama atidarytis langais. O jeigu taip jau atsitiko, kad vasarą yra traukiniai per šalta, vis laik galima kreiptis į kelionį palydovą, kuris turi pleduką. Ir matos padarys, jeigu yra šiek tiek per šalta. Jeigu kažkas jums nepatinka, būtinai kreipkitės pas palydovą ar palydovę ir jisai pareguliuos, tai iškart pasiūsite geriau.